Kadangi jau žinot, kokios būtybės buvo atnaujintos, pristatau 5 būtybės, kurių Minecrafto kūrėjai neatnaujino. Pradedam. Gerai, pirmasis čia pas mus yra šlykštukas. Jis yra toks senas, kaip turbūt yra senas pats Minecraftas ir realiai, man atrodo, niekada nėra atnaujintas. Jeigu jis buvo iš tikro kažkoks... Oi, kada atnaujinimas, parašykit komentaruose ir prašau mane pataisykit. Toliau turim buožgalvį. Buožgalvis pridėtas 1.19 versijoje ir neatnaujintas, bet žinot, taip gerai įsižiūrėjus, tai atrodo, kad daugelis būtybių dabar labai panašios į buožgalvius, ne? Toliau turim varles. Haha, kaip netikėta, ne? Kaip ir buožgalviai atsirado 1.19 versijoje ir nei buožgalvius labai panašios, nei naujas būtybės. Kažkaip keistai. Geležies golemas. Irgi senas kaip kelmas, atnaujintas 1.14 versijoje ir visai kažkaip neįsipaišoma prie to naujo dizaino. Aš įsivaizduoju, kad jūs dabar turbūt visi su manim čia nesutinkat ir rėkiat ant manęs. Gerai, važiuojam prie paskutinio. Magmos kubas. Vis dar senas ir akis dabar, kaip galvoju, visai panašios į varlės, ne? Irgi geltona kažkokia, raudona, ką? O ką manote jūs? Ar reikia atnaujinti ir šias būtybės? Taip arba ne? Daugiausiai širdelių surinkęs atsakymas laimi.